O kas yra šventasis gralis versle, kaip galvoja? O kas nulėmė sėkmę? Čia galima ir komandą sakyti, ir mokus klientai, ne, visi su raudonais BNI apsiaustais. Tai dažnai mes nepamatom, kad komanda, kuri yra aplink mus, nulėmė didžiulę sėkmę. Ne? Tai yra, pavyzdžiui, galbūt jeigu jūs dirbat savo įmonėje, tai jūsų darbuotojai, produkto atstovai, pardavėjai, operacijų darbuotojai, administratoriai, jeigu tai yra žmogus, kuris jums padeda įeiti į kažkokią rinką, pavyzdžiui, aš prisimenu, kai keliaudavau po Lietuvą, tai Klaipėdai turėdavau kontaktą, kuris man atverdavo klaipėdiečių duris, o aš jau pažįsdavau naują produktą. Ne? Tai ta komanda iš tikrųjų padeda pasiekti sėkmę, aišku, atlikdami veiksmus ir ta sėkmė ateina žymiai greičiau. O kas yra BNI šventasis gralis? Operatorius sako gyvers gaina, nedaris. Gerai, bet irgi mes turim tokį dalyką kaip komandas, ne, yra bendradarbiavimo komandos, angliškai jos vadinasi Power Team, jeigu ieškosite internete arba skaitysite anglišką knygą apie BNI. Tai kas žino, kas yra bendradarbiavimo komandos, kaip jos veikia? Aš noriu papasakoti esminius dalykus, kas yra bendradarbiavimo komanda ir mes kaip tik skiriame paskutinės savaitės ir turbūt gavote ir iš Svajūnės laišką, kad išklausyti mokymus ir ateis Vitalijus Bajus, kuris praves trumpus mokymus, bet šiandien patys pagrindai. Ne? Tai bendradarbiavimo komanda, kaip ir tinka ir versle, kaip ir pati komanda, tai yra du ar daugiau asmenų dirbantis kartu, o BNI tai dar rekomenduojantis vienas kitą. Tai komandai jums nereikia 6 žmonių, 7 ar 10, užteks 2-3, jau gali būti komanda. Ne? Toliau BNI bendradarbiavimo komanda yra, kad tie žmonės, kurie kartu dirba, jie gali dirbti su tuo pačiu klientu nekonkuruodami. Ar mes turim pavyzdžių mūsų skyriuje, kas dirba su panašiais klientais nekonkuruodami? Nu, pavyzdį duokit. Ok. Evelina su Jana, Vaidas su Jonu, ne? Kas dar? Sergejus su Marijum, Sergejus su galbūt su Marina, ne? Kaip čia dabar? Jūs tai tu su kuo galėtum dirbti nekonkuruodamas su tuo pačiu klientu? Ok, su Eimantu, ne? Puiku. Tai va, iš tikrųjų, mes čia neturėdami formalių bendradarbiavimo komandų, turime jau žmonės, kurie dabar jau dirba arba gali dirbti su tuo pačiu klientu, su panašiais klientais nekonkuruodami. Kodėl yra labai svarbu bendradarbiavimo komandos? Radau tokią statistiką, tikslesnė yra mokymuose, galbūt jūs žinote, kiek procentų ateina rekomendacijų iš bendradarbiavimo komandų vidutiniškai BNI. Labai puikiai, jo. 67. Jo, tai čia dėjau tarp 50-70%, kad rekomendacijos eina iš bendradarbiavimo komandos viduje, Joana su Evelina, ne, tai yra jos daugiau perduoda rekomendacijų viena kitai ir tik iš išorės gauna 30 arba 40%, arba kaip Jelena sako, 33%, visos kitos yra tarp jų, ne? Daugiausia rekomendacijų. Ir gerai veikianti bendradarbiavimo komandai reikia struktūros, atskaitomybės, įsitraukimo, ne, kad nariai įsitrauktų, kad ir 2, lyderystės, turi būti vienas vadovas, kaip ir BNI klube, BNI skyriuje, ir komunikacijos. Be šitų dalykų gali būti bendradarbiavimo komanda, bet ji nejudės. Tai kai jūs, kolegos, galvosite, kad reikia mums dar daugiau rekomendacijų iš savo partnerių, su kuriais jūs dabar įvardinat galite jau dirbti arba dirbate, tai pagalvokite apie šitos dalykus: struktūros, skaitomybės, įtraukimas, lyderystė ir komunikacija. Ir ką aš palieku su tradicinė savo žinute: būk ramus, rink BK arba komandos narius.